Kauno gubernatoriai, ponui Jonavos merui ir kitiem valdžios atstovom. Norisi pasidžiaugti ir saulę, ir gerą dieną, ir žaliom kepurėm, kurios atitinka mūsų korporatyvinę spalvą, ir pasidžiaugti, kad mes galim susirinkti ir išgerti alaus bokalą ir prisiminti, kad yra tokia diena mūsų profesijos, nežiūrint, kad laikai nėra patys geriausi. Bet aš galvoju, kad mes pergyvenom ne vieną liūdną dieną ir ne vieną įvairų judėjimą, kuris vyksta, tai aš manyčiau, kad mes pergyvensim ir šitą judėjimą, nors jis nėra pats geriausias. Tai kadangi šiandien tokia diena, kad labai daug kalbų neišeina kalbėti, o kai pradėtum kalbėti apie ekonomiką, tai gali užtrukti valandą ir paskui alus gali surūkti. Tai aš nuoširdžiausiai sveikinu visus su mūsų profesijos švente, linkiu geros nuotaikos ir linkiu visiems, kad mūsų metai rudeniu pradėtų gerėti. Ačiū visiems. Labą dieną, gerbiamas prezidentė, gerbiami valdžios atstovai, svečiai ir kolegos. Čia mes šiandien susirinkom tam, kad paminėtumėm chemiko dieną, tą, kuri vis tik yra mūsų profesinė šventė. Labai malonu visus čia jūs matyti, tokiam nors ir, kaip sako, sunkmetį, bet visi esat linksmi, nuotaikingi, taip kad norėtųsi jums to palinkėti visą šios dienos vakarą. Aišku, gyvenimas nėra lengvas, jūs visi puikiai suprantat, bet, kaip sako, visuomet būna naktis, ateina rytas, aš manau, po šitos tamsios ekonominės nakties ateis saulėtas rytas, tad mes visi stengdamiesi pasieksim tikslą, būkim visi nuotaikingi, vilties kupini ir nueisim į gerą rytojų. O šiandien visiems linkiu geros dienos, gero vakaro ir nuotaikos visiems geros. Ačiū. Na, o dabar chemikų dienos šventės proga bus apdovanojami geriausi Achemos darbuotojai. Na ir apdovanojimus norėčiau, kad įteiktų prezidentas ponas Bronislavas Lubys. Prašau.